Labas rytas iš degalinės. Vienas arkliukas paruoštas, kitas arkliukas paruoštas. Tada pareina vadėliotojas. Vakar akademijoje normaliai pasivažinėjau slalomo dvikovose visą dieną. Pasiruošęs? Labas, jo. Šikau. Kas čia? Vakar akademijoje visą dieną važinėjau. Buvo slalomo akademijos slalomo dvikovos. Tai labai įdomus formatas, nes praeini kvalifikaciją ir tada vyksta top 16. Tai nukeliavau iki pralaimėtojų top 4. Nes kai iškrenti, tu nukeliauji į atkrintamąsias, kaip atskira top 16 lentelė ir tada jeigu tu vėl daini iki pačio priekio, vėl keliauji į pagrindinę lentelę. O šiandien Elektrėnuose greituminis slalomas. Praeitais metais Elektrėnuose 3 vietą pasiėmiau, bet ten buvo time attacks ir viskas vyko ratu. Tai buvo labai gerai, kad gali apšilt normaliai ir tada padaryti vieną greitą ratą. Kairės automobilius. Ok, dėkui. O tavo liuduką esu atidavusi kažkam, palauk. Užsiregistravom, turim statinis numerius, mano Mindaugo. Ir vienas įdomus faktas, kad Gyti sutvarkė rankinį. Ir šiaip dabar, aišku, turbūt neilgam, bet kol kas originalus rankinis laiko, normaliai blokuoja ratus, tai galima užsimest normaliai. Bus galima, manau, pabandyti pakonkuruoti. Tik tai minusas tas, kad užsimetu, tada per gazą ir tada vienas ratas vinioja. Tai reikia LSD, bet LSD brangus. Tai va, varom klijuoti lipdukus. Numeriai vietoj ir einam trasos pasižiūrėti. Ir netokia ilga, kaip galvojau iš pradžių. Bet nieko. Vartai, tai yra gyvatėlė ir apsisukimas. Tai va ta vienintelė apsisukimo vieta, kur rankinį bus galima pabandyti panaudoti. Klausim, ar 1.9, ar ne, bet blogiausias Sveiko dūmelio biškį. Duok lip. Karvė. Varo atgal į vidų ir čia beveik viena linija tarp pirmų. Pala, čia ties 4 varomis. Jo, čia ties 4. Bazė. Startas iš eigos, nes čia dar nefiksuoja laiko. Nefiksuoja laiką čia. Mašinytė paruošta su numeriu, su rūdimu aišku. Bet va, šį kartą visos lemputės veikia, kaip turėjau problemų su ksenonais. Ir visi kiti, čia ne, bet va, visi RVD ir šitas ir tas. Aišku, tas Porsche'as tai rimčiausias. Pasigalvojau, kad rankinį bandysiu ant apsisukimo tik naudoti, nes nėra daugiau kur. Tai priekį pasidariau 1.6 slėgį, kad kiptų, nes, sakykime, čia trumpa trasa, aš nemanau, kad padangos išils. Nieko nesuprantu apie slėgius, bet manau, kad turėtų būti gerai. O gale palikau ant šalto 2, kad, laikytų visgi rankinis. Dabar pabaigė važiuoti RVD, tai yra AVD. Tada bus jų apdovanojimai ir važiuosim mes.
Tai čia pirmų bėgių pravažiavau, viskas gerai, tada jau pirmų važiuoju riboti. Antrą, bet žinai ką, antrų pavažiavau vėl prie šikaną stabdytis. Nu, pirmas važiavimas. Pirmas važiavimas vis tiek toks kaip testas, labiau apsisukimas, nu tai irgi išėjau iš perėjos. Pirmų ir ribotkė. Ir aš galvojau, gal davažiuosiu biškį ant ribotkės, bet ten jau daug yra atstumo. Tai tada dar dūriau antrą, tada jau nesąmonė prieš tą apsisukimą vėl. Ten užsimeti traukiai? Neužteko. Neužteko. Biškį gal per saugiai. Be pirštinių dabar pabandysiu, nes kažkaip per daug jos gripino vairą. Net nereikia antro. Eina. Kas čia per įvyko ką tik? Mano idėja buvo tokia. Atvarau antru, nes prieš užsimetimą man sunku visai yra įmušti pirmą. Tai aš užsimečiau su rankiniu ir norėjau pirmą įmušti, įmušiau atbulinį. Kas įvyko? Įvyko. Pasižiūrėjau pirmų važiavimų, tai PM2 kažkiek. Antrų važiavimų, kur susivėliau, tai PM7 kažkiek. PM7 tai belenkiek, o PM2 tai labai konkurencingas laikas. Bet vienas važiavimas bus neįskaitinis, tai padariau šitų klaidą, tai reikia daugiau negaliu daryti klaidų. Tai pirmą mušiu šį kartą prieš apsisukimą, ten biškai sulėtėsiu gerai, nes praeitą kartą irgi sulėtėjau. Atrodė, kad per lėtai, bet laikas vis tiek geras buvo. Nu ir paskutinis. Viskas arba nieko. Tai konkrečiau tai nieko. Numeris 4. Nu ką, pasibaigė mano odisėja, prisidariau nesąmonių, o portas sakė, nespėjau prie įklumo. Prisidariau nesąmonių, būna. Nu kaip būna, nereikia, kad būtų. Reikia shifterio, kad neįsimuštų atbulinis tokiose situacijose. Aišku, tos situacijos vyksta, kol laiko mano rankinis normalus. Tai va, Mindė dabar pravažiuos dar paskutinį. Pažiūrim jo ir tada eisim pasižiūrėti laikus. Šiaip pirmas mano laikas buvo PM2, tai kaip lyginant su pirmais laikais, tai visai konkurencingas buvo.
Bet antras PM7, tai čia visai kosmosas. Aišku, mačiau, kas ir virš minutės važiavo. Tai antras visai kosmosas, bet jisai nesiskaičiuos, nes blogiausias laikas nesiskaičiuoja. O toliau visi kiti pagreitėjo. Tai vat, nieko gero ten nebus. Dar reikia pasižiūrėti, užtvirtinti visus rezultatus ir tada namo. Mindaugas Juknevičius, šaltasis vilkas. Geras liveris, tokį tai jau skaitau. Idėjos kompaktai. Šiaip jo, baltas, tai tikrai gera idėja. Tik čia kažkokia kiaušinė ta balta. Mano mėgstamiausias dar trendas yra, žinai, skabatukai. Jo, prašau. Parodyk kepurę. Yra rezultatai. 4. vieta. Medinis medalis. Tik neaišku, nesprantu, kas ir kiek man iki 3. vietos trūko. Nebegydyk mantelį, nebegydyk, viskas, prapsai. Nu, jo. Yra tiesos, prakišta, neaišku ant kiek, bet nesmė, prakišta yra prakišta. Prakišta yra prakišta, aš antras nuo galo, tai koks čia medalis? Čia... Folijos medalis. Bet gerai atitarnavo. Daug finansinių išlaidų reikia. Ten, tarkim, susidėti shiftą reikia, kad atbuliniai neįsijungtų. Susidėti normalų rankinį, kad tikrai įkabintų, o ne va taip pat kartais kabina, kartais ne. Nu, žodžiu, ir dar aš pasižiūrėjau ne į tą eilutę, kai rezultatą žiūrėjau, ten tiesiog mano startinis numeris 4, tai aš 4 eilėj. Ten visus ne pagal poziciją rašė, o pagal startinį numerį. Tai, bet vis tiek, Indian 4, tai nors ne ten pažiūrėjau, bet vis tiek 4. Norisi tobulėti, bet kad tobulėti būtų gerai, kad technika tvarkinga, ne tai, kad tvarkinga, netvarkinga dabar, bet kad būtų atitinkamai paruošta, tai tie visi priedai, kurie kainuoja. Nu, bet yra kaip yra, šiandien tiek, susitiksim dabar turbūt per kitas varžybas kažkokias, arba kažkada. Tai čiau.